supažindiname su neeilinio posėdžio darbotvarke. Darbotvarkėje yra vienas klausimas dėl savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo. Prašome balsuoti dėl darbotvarkės patvirtinimo. Registruotis, atsiprašau. Prašau registruotis. Kolegos, turiu pasiūlymą balsavimui. Buvo pas mus neeilinių visokių nutikimų, bet vieną kartą mums teko nusileisti, aptarti nekurios opius reikalus be didžiai gerbiamų spaudos atstovų ir pašalinių akių. Tai aš turiu pasiūlymą tą padaryti ir šiandien ir siūlau pertrauką bent 15 minučių, nusileisti į apačią ir pasišnekėti padušam, jeigu taip sakant, kad nereiktų čia mami nervų gadyti vieni kitiems, tai geriau pasikalbėti atvirai už uždarų durų. Dėkui. Kas už tai, kad būtų paskelbta 15 minučių pertrauka ir tarybos nariai susirinktų neformaliam šnekėjimui? Noriu tarti dar Grybauskas. Aš nepritarčiau gerbiamai jūsų pasiūlymui ir prašyčiau nedaryti pertraukos, kadangi čia viskas pakankamai aišku. Ačiū. Rolandas Janickas. Aš irgi manyčiau, kad mes čia tikrai mes vieną kartą buvom susirinkę, kai buvo šilumos klausimai, galbūt savivaldybės interesus ginant, bet dabar tikrai manau, kad čia visuomenė turi žinoti ir čia visai atvirai, nemanau, jokių čia problemų nematau. Ačiū. Buvo pasiūlymas skelbti 15 minučių pertrauką. Prašau balsuoti, kas už tai, kad būtų paskelbta 15 minučių pertrauka. Sprendimas pertraukai paskelbti yra priimtas ir tarybos narius kviečiame 15 minučių pasitarti į apatinę salę. Ačiū. Pranešėja tarybos narė Arūna Dudėna. Gerbiami tarybos nariai, yra teikiamas sprendimo projektas dėl savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarimo. Jeigu trumpai dėl ko šitas klausimas yra teikiamas, tai vadovaujantis vietos savivaldos įstatymų mūsų reglamentu, kontrolės komitetą turi sudaryti, na, sakykime, iš kiekvienos politinės grupės ar frakcijos po vieną narį. Tai ankstesnis mūsų sprendimas į šitą dalyką nebuvo atsižvelgta, tai mes esam gavę vyriausybės atstovo išaiškinimą, kad mūsų praeitą kartą sudarytas kontrolės komitetas yra sudarytas neteisingai, todėl yra teikiamas projektas, kuris atitiktų ir įstatymą, ir mūsų reglamentą. Tai jūs matote atnaujintą projektą, kur įrašytos visų frakcijų siūlomos pavardės. Tai aš tiesiog pagarsinsiu. Tai Juozas Romanevičius, Rimantas Vilka, Valentinas Genys, Kazys Grybauskas, Rolandas Janickas, Andrius Kalesnikas, Grigorijus Molčianovas. Ir pagal įstatymą opozicijos teisė yra siūlyti kontrolės komiteto pirmininką. Tai kaip registruotam projekte jūs jau matėte ir sakykime, ta nuomonė nesikeičia opozicijos, mes siūlom jauną, perspektyvų žmogų, Andrių Kalesniką kontrolės komiteto pirmininko poziciją. Ir dabar aš matau jau papildytą projektą, kur Juozas Armonavičius siūlomas į kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo poziciją. Tai yra siūlymas, na, sakykime, po nepilno pusmečio diskusijų, sakykime, kaip meras sako, iečių įlaužimo
patvirtinti tokią kontrolės komiteto sudėtį. Matome, visos frakcijos ir naujai susikūrusios frakcijos yra čia įtrauktos. Pozicija turi daugumą. Tai nematau priežasčių, kodėl šitas kontrolės komitetas negalėtų būti patvirtintas ir nepradėtų savo darbo. Mylėjai, pusę metų mes beveik gyvename be normalaus kontrolės komiteto. Tai užbaigiam tą dalyką. Tai siūlyčiau šitam projektui pritarti. Ar yra norinčių pasisakyti? Ar yra norinčių paklausti? Kazys Grybauskas. Ar galėtume paprašyti būsimą komiteto pirmininką pakomentuoti, kaip jis galvoja organizuoti darbą? Prašau. Gerbiamas vicemerė, pirmininkaujantį, gerbiami tarybos nariai. Kontrolės komiteto veikla ganėtinai aiškiai yra apibrėžta vietos savivaldos įstatymų, taip pat mūsų tarybos reglamente. Tačiau aš norėčiau išskirti 6 tokias pagrindinės veiklos plano dalis, kurios manyčiau, kad Ukmergės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komitetas turėtų vykdyti. Tai nedelsiant įvertinti pateiks savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pastarųjų metų veiklos rezultatų. Manyčiau, kad yra būtina peržiūrėti, kas yra atlikta, peržiūrėti visus patikrinimus, bei įvertinti, kaip buvo trūkumai pašalinti ar kažkokių veiksmų kitų imtasi. Parengti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą. Atidžiai įvertinti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pastarųjų metų asignavimus ir išvadas. Išvada dėl asignavimų ir ateinantiems metams pateiktis savivaldybės tarybai. Nereikia bijoti, peržiūrėti vis dėlto, kaip buvo naudojamos lėšos, atidžiai, bei kokiems dalykams jos yra išleistas. Nedelsiant inicijuoti nepriklausomą Ukmergės rajono savivaldybės turtą ir lėšų panaudojimą nepriklausomą auditą. Taip pat reguliariai siekti atliktų finansinių veiklos auditų, metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų, pašalinimo monitoringo. Tai tiesiog būtų, kad auditas padarė išvadą ir kad jį nesigultų į stalčių, o nuolatos kontrolės komitetas galėtų kas ketvirtį peržiūrėti, kas padaryta ir kur kryptimi einama. Dėkui, gal klausimų. Ar yra norinčių paklausti pretendento? Balsuojam iš projektą. Klausimų nėra. Ačiū. Kadangi sprendimo projektas yra labai rimtas ir atsakingas, siūlau balsuoti kiekvienu punktu atskirai. Tokiu būdu prašau balsuoti, kas už tai, kad tarybos kontrolės komitetą sudarytų iš 7 narių. Jau balsavimas paskelbtas. Kaip pasiūlymas už projektą balsuoti? Teikėjai. Tai pasiūlymas, Ne atskirai, o už visą projektą buvo siūloma balsuoti. Kaip neatsimati? Ir kad buvo užšilti, ir reikėjo sutikimo savivaldybės Darybos sutikimo reikėjo, po punkčių mes balsuojame. Prasidėjus balsavimui replikos jau nebeleidžiamas. Kaip tai? Viršijo savo įgaliojimus pirmininkaujantis. Tai mes apsisprendžiam, ar po punkčiui balsuojam, ar kaip tai? Gerbiami tarybos nariai, siūlyčiau balsuoti, už sąrašą, už komiteto pirmininką ir už komiteto pavaduotoją atskirai. Arūnas Zudėnas. Dar kartą labai diena, gerbiami tarybos nariai. Tai visgi, kadangi jau kaip ir vedantysis minėjo, kad čia inicijuotas yra opozicijos ir yra projektas parengtas opozicijos vardu ir mūsų yra siūlymas balsuoti už visą komplektą, tai prasme, už visą sprendimo projektą iš karto ir mes nekvestionuojam jokių narių,
nes tai kiekvienos frakcijos teisė, lygiai taip pat kaip opozicijos teisė siūlyti kontrolės komiteto pirmininką, todėl aš nemanau, čia yra grinai politinis dalykas ir mes turėtume balsuoti už visą projektą iš karto. Ačiū. Juozas Armanavičius. Dar sykį pavadinti. Čia politika, nei čia kas, pirmiausia, tai turėtų būti balsuojama už tai, kad panaikyti tą, kad ras dabar galioja dar. Tai reiškia, turėtų, jeigu pateikta yra sprendimo nauja redakcija ir jis eina iš 1, 2, 3, 4, 5 surašyta punktai iš eilės, tai turėtume pradėti nuo 5 punkto. Nes, jeigu jisai galioja dar tas savivaldybės gegužės 19 dienos dokumentas, tai apie ką mes šnekame. Pirma reikia jį panaikyti, kad jis negaliotų, tai tada reikia rinkti. Ir iš to išeina logiškai, kad turėtų būti pagal punktus balsuojami. Arba turėtų būti atskiri visai sprendimai, tada turėjo būti. Kad negaliojančių, bet kada tau pateiktas projektas kitaip neįmanoma. Pirmai išsirenkam naujus dabar, o paskui atšauksim senus. Pirmą reikia panaikyti seną. Balsavimas yra prasidėjęs. Ir pirmo punktų... Siūlau tęsti aš. Taip, siūlau tęsti balsavimą. Ir pirmo klausimo buvo prabalsuotas ir sprendimas yra priimtas. Prašome balsuoti ir patvirtinti kontrolės komiteto sudėtį. Visą. Prašau balsuoti. Kaip projektą? Taip, kaip projektą. Už projektą. Už antrą punktą. Už antrą punktą. Tai šį kondensavimą. Antro punktų sprendimas yra priimtas. Prašome balsuoti už sprendimo projekto 3 punktą, kad Andrių Kalesniką paskirti kontrolės komiteto pirmininku. Prašau balsuoti. Prieš balsavimą noriu pasisakyti Angelė Jokubinienė. Labadiena. Labadiena. Man labai neaišku, tai kodėl mes skaidom, jeigu buvo pasiūlymas balsuoti už visą sprendimo projektą ir kodėl mes to nedarom? Pavėluotai jau sveikėte, o mes siūlė... Atsiprašau, nepavėluotai. Arūnas pats pirmas pasakė, kad siūlom balsuoti už sprendimo projektą. Taip. Dėl projekto galima diskutuoti ir pažeidimų čia nėra. Skelbiu balsavimą 3 punktų dėl Andriaus Kalesniko paskirimo komiteto pirmininko. Prašau balsuoti. Trečių punktų sprendimas nepriimtas, už 8, prieš 4 susilaikė 9. Ačiū. Prašau balsuoti už sprendimo 4 projektą Juozą Armanavičių paskirti kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju. Sprendimas 4 punktų priimtas, už 11, prieš 5, 1 susilaikė. Ačiū. Prašau balsuoti už 5 punktą ir gegužės 19 dienos sprendimas 7.12 laikyti negaliojančiu. Prašau balsuoti už 5 punktą.
susilaikiusių nėra, nebalsavo 7. Prašau balsuoti už visą sprendimo projektą su tarpiniais balsavimais. Už visą sprendimo projektą. Tai pradžiai turėjau. Su trečiu neprimtų. Tai kaip jis skamba? Tai kaip jis skamba, trečias punktas. Pirmininkas nėra išrinktas. Kvorumas yra. Sprendimas yra priimtas. 9 už, prieš 5. Nebalsavo 5. Sprendimas yra priimtas. Ačiū Jums.